Toliau laidoje mūsų konsultantų, ekspertų, bendrovės Medžio Aura savininkės įkūrėjos Irmantės Miliauskienės ir bendrovės direktoriaus Dariaus Miliausko patarimai visiems, kurie stato ir rekonstruoja savo namus. Kaip tinkamai pasirinkti kokybišką vidaus dailylentę savo namui. Tai sakykit, Dariau, ką reikia žinoti renkantis namo vidaus dailylentės? Vidaus dailylentės dažniausiai yra gaminamos taip pat iš eglės medienos, yra obliuotų paviršium. Mediena galbūt yra labiau atrinkta, yra naudojama, kad būtų kuo smulkesnės šakelės, pasitaiko, aišku, ir šakelių įtrūkimų ir panašiai. Ir sakyčiau, kuo toliau, tuo labiau jos ateina į madą. Ne tik, kad kaimo sodyboje, sode ar panašiai, bet ir netgi naujose namuose, moderniuose namuose naudoja apdailai vidaus dailylentes. Ir yra begalė, sakykime, priemonių, jas pakeisti spalvą, pabalinti, kitokią spalvą padaryti. Ir ta spalva išlieka ilgą laiką, ji nesikeičia. Iš patirties ankstesnės žmonės buvo tiesiog jiems atsibodusios tos dailylentės, todėl kad nulakuodavo tuo tarybiniu laku, sakykime taip, viskas ištamsėja, pagelsta ir niūru yra patalpoj. Šiandien dienai viskas pasikeitę kardinaliai yra. Kokie jūsų patarimai, ką rinktis vidaus apdailai, eglę ar pušį? Ar kokia nors dar kita mediena? Aš tai galiu pasakyti iš klientų rato, kurie paskambino, dažnai manęs irgi to klausimo klausia, ką rinktis ir ką aš patarčiau, bet, kaip sakyt, skonis draugų neturi, ne? Bet aš galiu tiesiog pasakyti kelis aspektus, ne? Kas svarbiausius. Tai yra taip, yra eglė balinta, ne? Eglutė balinta ir yra pušis balinta, ne? Tai ką noriu pasakyti, kad praėjus laikui, eglė su laiku gelsta. Eglės laiku gelsta ir nesvarbu, ar esi pabalinęs, kaip pasakyti, stipriau, ar kaip jin vis tiek po kurio laiko, po 2 kokių metų, jin tokį metą iš po savęs tokį retro stilių, tokį, kad retro, ne stilius. O pušis laiku rausta ir tas rausvumas tarsi truputį primena net balintą ąžuolą. Ir čia, sakykime, pavyzdžiui, būna dažnai žmonės, aš žmonių klausiu, sakau, kaip jums patinka, daugiau švaros efektas ir kad paskui bus toksai retro stilius, ne, aplinkoje, ar toksai rausvas, šiltas, jaukus, nes pušis, sako, turi gerą pagal tą feng shui, gerą energetiką ir sako, miegamosiose labai gerai pušį dėta, ne, jeigu iš tos pusės iš moteriškos tokios. Bet šiaip tai čia realiai reikia žiūrėti pagal savo interjerą, nes eglutė turi automatiškai mažesnės šakeles ir kas yra su eglė gerai ateityje, jeigu, pavyzdžiui, nepatiks balinta lenta ir pilnai norėsim paskui užsidažyti uždažančiais dažais, kad visiškai nesimatytų balta, pilka ar dar kokia, ant eglės drąsiai. Ant pušies dengiančio dažo neuždėsit, nes jūs jį uždėsit, bet praėjus kiek laikui, čia kur yra šakos, išsiskirs, sakau, kišenėlis ir atrodo sienos nukleckotos kaip nukleckotos, kleckais. Aš taip prisakysiu lietuviškai, nukleckotos, todėl kad paprasčiausiai yra tokie kaip blynais bus numėtyta. Tokie, dėmės. Būtent aš tą noriu pabrėžti, kad eglė po kurio laiko, jeigu atsibodo balinimas, galėsim perdažyti ir neturėsim problemų. Su pušim turėsim problemų, turim tiktais galime jas balinti, kažkokią skaidrę dažyvę dėti, ta prasme, jokiais būdais neuždažyti, nes bus problema. Pasak bendrovės Medžio Aura savininkės Irmantės Miliauskienės, vidaus dailylentei keliami dideli reikalavimai. Jų paruošimas turi būti idealus, sako ji. Todėl bendrovė pasirinko bendradarbiavimui estų įmonę Rightwood. Kodėl mes dirbam su Rightwood? Aš dėl ko noriu papasakot, pavyzdžiui, jeigu gali operatorius pamatytų lentutę, kaip atrodo, ne, tai yra tai, kad yra kokybiškos, tvarkingos lentos, jeigu, pavyzdžiui, aišku, niekas jų dabar nepalies ir nepačiupinės, ne, bet sakykime, yra jos lentelės yra švelnios kaip stiklas. Pavyzdžiui, kai Rightwoodas įeidinėjo į rinką, jie turėjo vis tiek sugalvoti savo vertę. Kas yra vertė ir jų vertė, ne, bet, sakykime, išskirtinumas, ko skiriasi jie kitaip, ne. Tai būtent jie sugalvoja, kad jie negadins rinkoje savo vardo ir eis į stiprią kokybę ir būtent kiek įmanoma pagaminti žaliavą kokybišką. Ir mes, kai susipažinom su Rightwoodu, tai būtent kai pradėjom su jais dirbti, tai buvo kažkas wow, dėl to, kad mes automatiškai su vyru esam perfekcionistai ir ieškom visada kokybės, kad galėtume atstovėti savo vardą, kad viskas būtų fainai ir kad mažiau būtų grįžtama tokio atgal ryšio, kad nekokybiškos jūsų lentos, nefainiai kažką nusipirko mane, kad mažiau būtų
nebūtų to administracinio darbo, tai mes tiesiog esam pasirinkę tikrai labai rimtą partnerį, kuriam yra labai svarbi kokybė. Jeigu rinktis Lietuvoje, nes tikrai Raitvado yra labai daug kur visur, daug kas prekiauja Raitvadu. Ir aš, pavyzdžiui, važiuodama į tam tikras įmonės, tai tikrai ieškočiau būtent Raitvado kokybės. Nes jų kokybė, sakyčiau, Europoje yra aukščiausio lygio.